Lincolno centre ruošiamasi didžiausiam viešam madų šou Niujorko istorijoje. Modelių paradui vadovauja Giselle Bündchen ir Naomi Campbell. Manekenės išlipo iš raudono 2 aukštų autobuso ir žingsniavo elegantiškai apšviesta apvalia scena. 1500 svečių stebėjo šou, kuriame demonstruoti drabužiai, žurnalo Vogue išrinkti stilingiausiais 2010 metų rudens sezono drabužiais. Tai pasiruošimas madų šou, kuris įvyks 2010 metų rugsėjo 10 dieną ir Niujorko madų savaitė, kuri prasideda šią savaitę. Susirinkusiems nuotaiką skaidrino Pharrellas Williamsas, hip-hopo ir R&B muzikantas. Williamsas savo pasirodymą baigė palydėdamas Naomi Campbell ir kitas manekenės į autobusą. Madų šou Fashions Night Out debiutavo praėjusiais metais. Tai vakaras skirtas apsipirkimui ir jį remia Vogue bei Amerikos madų dizainerių taryba. Šiuo renginiu siekiama skatinti mados pardavimus.